Sveiki visi, kurie jau prisijungėte prie mūsų seminaro internetu. Dar turime keletą minučių, tai lūktelkime, kol prisijungs truputį vėliau prisijungsiantys dalyviai. Na ir seminarą mūsų internetu pradėsime už 1 minutės. Taip pat norėčiau pasiteirauti, ar viskas veikia tinkamai, ar yra garsas, ar yra vaizdas. Būčiau dėkingas už jūsų atsiliepimus ir į čatą galite parašyti čia, ar viskas veikia tinkamai. Taigi, sveiki visi prisijungę. Sveiki dar kartą prisijungę prie mūsų seminaro internetu. Šiandien kalbame apie valiutų poras. Ir šiandien pakalbėsime apie eurą ir Kanados dolerį. Kaip prekiauti euro Kanados dolerių valiutų porą. Taigi, jeigu žiūrėsite šio seminaro vaizdo įrašą, sustabdykite šią skaidrę ir būtinai susipažinkite su įspėjimu apie riziką. Prekyba Admiral siūlomis finansinėmis priemonėmis CFD akcijomis ETF yra susijusi su didelė rizika, kuri dėl savo sudėtingo pobūdžio netinka visiems investuotams. Prieš sudarydami kliento sutartį ir sudarydami sandorį būtinai perskaitė mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Jeigu reikia, pasikonsultuokite su specialistu, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką. Šis pristatymas yra skirtas tik informaciniais ir švietimo tikslais. Internetinė mokama medžiaga sukūrė ir pasaulinė auditorija ją platina Admirals Group AS investicinės įmonės, todėl atkreipkite dėmesį, kad šioje sesijoje pateikiama informacija gali būti netinkama visiems. Šis pristatymas skirtas tik bendrai informacijai ir jo nesiekime teikti prekybos ar investavimo patarimų ar asmeninių rekomendacijų, bet kokia informacija susijusi su ankstesniais investicijų rezultatais nebūtinai garantuoja būsimus rezultatus. Admirals neatsako už bet kokius jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius patirtus dėl bet kokio investavimo pagristo šiame turinėje pateikta informacija. Taigi tikrai sustabdykite šią skaidrę, jeigu žiūrite video įrašą ir susipažinkite su įspėjimu apie riziką. Taigi trumpai apie Admirals, tai Admirals šūkis yra mokytis prekiauti, investuoti ir Admirals pateikė išmanius finansinius atsakymus jums nuo 2001 metų įsipareigojama suteikti daugiau galimybių visiems jų finansinėse kelionėse, sudarydami patrauklės prekybos sąlygas kartu su išskirtinė investavimo ekosistema. Taip pat mes remiame finansinį švietimą ir ačiū Jums, kurie šiandien prisijungėte prie mūsų šios dienos seminaro internetu. Ačiū Jums, kurie dalyvaujate ir kitose mūsų organizuojamuose renginiuose. Taigi, su Admirals jūs galite prekiauti ir investuoti į daugiau kaip 8000 rinkų, įskaitant Forexą, žaliavas, indeksų, obligacijų, skaitmeninių valiutų, akcijų, ETF, CFD instrumentus, na ir Investam T5 sąskaitoje galite prekiauti realiomis akcijomis ir ETF-ais. Taigi, šiandien pakalbėsime apie eurą Kanados dolerį, apie šią valiutų porą, pažiūrėsime analizės būdus, pažiūrėsime trumpai į galimą ateities perspektyvą, na ir apžvelgsime dažnai užduodamus klausimus apie būtent šią valiutų porą. Prieš pradedant seminarą internetu, iš tikrųjų labai norėčiau jūsų paprašyti
palikti savo atsiliepimą ir pasidalinu čia nuorodą, tai yra jūsų atsiliepimus mes labai vertiname ir prašyčiau pateikti tą atsiliepimą jau Google sistemoje. Taigi nuoroda yra čia, jeigu kils kažkokių klausimų, tikrai čia galite parašyti ir pasistengsiu atsakyti seminaro metu arba apžvelgsiu jūsų klausimus jau po seminaro. Taigi galime pradėti apie eurą, Kanados dolerį. Iš tikrųjų, galbūt iš tokios platesnės perspektyvos pasižiūrėjus, tai euras, Kanados doleris ir ši valiutų pora yra ganėtinai įdomi prekiautojams, nes vienoje pusėje turime mes eurą, tai yra eurozonoje, mes patys gyvenam, na ir ES yra trečia pagal dydį Kanados prekybos partnerė po Junktinių Amerikos valstijų ir Kinijos. ES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimas žinomas kaip išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas. Jis trupinasi CETA, kurio vertė yra apie 13 milijardų dolerių. Esant tokiam aukštam prekybos tarp šių dviejų šalių lygiui, euras, Kanados doleris arba euro-kad valiutų pora pasižymė dideliu kainų judėjimu, kuriuo forex prekiautojai bando prekiauti ir spekuliuoti. Taigi, kaip veikia valiutų pora? Euro, Kanados euro-kad arba euro ir Kanados dolerio valiutų kursas parodo, kiek kainuoja 1 euras Kanados doleriais. Pavyzdžiui, jeigu euro Kanados dolerio keitimo kursas yra 1,32, tai reiškia, kad už 1 eurą mes galime nusipirkti 1,32 Kanados dolerių. Ir kągi reiškia ta kotiruotė, tai jeigu euro Kanados dolerio poros kaina pakyla nuo 1,2 iki 1,25 kaip pavyzdys, tai reiškia, kad euras padidina savo vertę Japonijos, atsiprašau, Kanados dolerio atžvilgiu, atsiprašau, klaidai pasilikusi prezentacijai. Na ir atvirkščiai, jeigu euro Kanados dolerio poros kaina krinta, pavyzdžiui, nuo 1,3 iki 1,225 pavyzdį, tai reiškia, kad euras praranda savo vertę, o Kanados doleris stiprėja euro atžvilgiu. Taigi, kaip veikia šita valiutų pora? Valiutų poros paprastai yra kotiruojamos dviejomis kainomis ir MetaTrader prekybos platformoje matote visuomet dvi kainas. Ir kairė pusėje esanti kaina yra vadinama bid kaina arba pirkimo kaina, na, o dešinėje pusėje mes turime ask arba pardavimo, susimaišiau, ask paklausimo kaina. Šios kainos nuolat juda aukštyn ir žemyn, nes Forex rinka veikia 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. Ir yra bid ir ask kainos. Taigi, jeigu prekiautojas atidaro pirkimo poziciją, tai yra perka, tai sandoris yra atidaromas ask pirkimo kaina ir jis yra parduodamas, uždaromas sandoris bid pardavimo kaina. Na, o skirtumas tarp bid ir ask kainų yra vadinamas spreadu ir tai reiškia prekybos valiutų rinkoje prekiautojo išlaidas. Jeigu pasižiūrėtume į tokį ilgalaikį euro Kanados dolerio grafiką, iš tikrųjų yra nuo 2019 metų birželio iki 2024 metų vasario 7 dienos dieninis grafikas, iš tikrųjų matome, kad kaina jinai yra sugrįžusi turbūt į panašų lygį, kuris buvo ir 2020 metais. Taigi, kaip yra analizuojama ši valiuta? Bandydami analizuoti ir suprasti, kada galima būtų atidaryti sandorį, prekiautojai gali naudoti įvairius analizės būdus. Tai vienas iš jų galėtų būti techninė analizė, tai yra kainų grafikų analizavimas, siekiant nustatyti pirkimo ir pardavimo modelius. Ir tai turbūt apima techninius prekybos indikatorius, price action modelius, įvairius grafinius modelius bei pasipriešinimo ir palaikymo lygius. Kitas būdas analizuoti būtų fundamentinė analizė, tai yra makroekonominių veiksnių, tokių kaip darbo rinkos rodikliai, infliacija ar prekybos susitarimai, BVP šalies ir kiti su šalimis susiję duomenys ir šių duomenų sekimas bei analizavimas. Tuomet dar viena didelė grupė yra rinkos nuotaikų analizė. Tai analizė, kaip kiti prekiautojai yra šiuo metu išsidėstę rinkoje ir galima būtų pasirinkti tą galimybę, tai yra sekti minę arba ieškoti tokių perpirktų arba perparduotų sąlygų. Na ir dar vienas analizės būdas yra koreliacinė analizė, tai euras Kanados doleris koreliuoja su kitomis rinkomis ir žinant tą koreliaciją galima atrasti
įvairių galimybių. Na ir iš kitos pusės, jeigu žinome, kaip ši valiutų pora koreliuoja su kitais instrumentais, kitomis prekybos priemonėmis, galima valdyti bendrą portfelio riziką. Na ir dar vienas būdas yra sekti euro Kanados dolerio naujienų srautus ir tai, kaip tai bendrai veikia šios poros kursą, šios poros kainą. Taigi, jeigu pasižiūrėti truputį detaliau į techninę analizę, tai techninė analizė yra populiari rinkos analizės forma, tai apima priekybos indikatorių, grafikų modelių tyrimą, siekiant nustatyti pirkimo arba pardavimo modelius arba įėjimo į rinką taškus. Euro, Kanados dolerio ir kitų valiutų porų ir ne tik valiutų porų, kitų instrumentų analizę, techninę analizę galima būtų skirstyti į tris kategorijas. Tai yra techniniai indikatoriai, grafikų modeliai ir price action modeliai. Kalbant apie techninius indikatorius, tai techniniai priekybos indikatoriai matematiškai analizuoja praeities kainų duomenis, kuriuos pateikia grafike, kad padėtų prekiautojams daugiau sužinoti apie rinkos kainos elgesį. Na ir priekybos indikatoriai yra skirstomi į tokias dvi didelės kategorijas. Tai yra tendencijos indikatoriai, angliškai vadinami trend indicators, ir šie indikatoriai padeda nustatyti, kokia yra bendra rinkos tendencija ir kas ją kontroliuoja - pirkėjai ar pardavėjai. Ir tie indikatoriai galėtų būti tokie kaip slankieji vidurkiai, Šimoko debesys, parabolinis SAR indikatorius, na ir kiti tendencijos indikatoriai priskiriami būtent šiai grupiai. Iš tikrųjų, šiek tiek užbėgant už akių, mes turėsime seminarų internetu ciklą ir pakalbėsime apie indikatorius. Tai apžvelgsime tiek Šimoko, tiek slankiuosius vidurkius ir parabolic SAR berods irgi indikatorius yra trauktas. Tai nepamirškite pasižiūrėti ir mūsų ateinančių webinarų. Na, nuorodą į mūsų webinarus rasite šio video įrašo aprašyme. Taigi, tęsant apie oscilatorius, tai oscilatoriai yra dar viena didelė indikatorių grupė. Ir šie indikatoriai, jie analizuoja kainų duomenis pagal viršūnės ir dugnus, galima sakyti, pagal ekstremumus, kad padėtų nustatyti tokias perpirkimo ir perpardavimo sąlygas. Ir šitiem oscilatoriam galėtų būti priskiriami tokie indikatoriai kaip stochastinis oscilatorius, MACD ir daugelis kitų. Jeigu pasižiūrėti į grafiką, kad būtų truputį aiškiau, matome euro Kanados dolerio grafiką su 100 periodų eksponentiniu slankiuoju vidurkiu, tai 100 M, kuris grafike yra atvaizduojamas žalia spalva, o stochastinis oscilatorius yra grafiko apačioje. Kada kaina kinta žemiau 100 periodų eksponentinio vidurkio linijos, tai yra kaina yra žemiau šitos žalios linijos grafike, tai paprastai laikoma meškų rinkos ženklu, kai ilgainiui pardavėjai kontroliuoja rinką. Nors, jeigu pasižiūrėsime grafiko pradžioje, norėsiu pateikti tokį gražesnį pavyzdį, šio paveikslėlio pradžioje matome, kad kaina bandė peržengti būtent šito 100 periodų slankų į vidurkį eksponentinį, bet jį viršijo ir sugebėjo sugrįžti atgal. Ir taip galima suprasti, kad pardavėjai tuo laikotarpiu buvo labiau dominuojantys rinkoje. Na, o stochastinio oscilatorius indikatorius rodo perpirkimo ir perpardavimo sritis. Mėlynos vertikalios linijos pabrėžia kai kuriuos atvejus, kai oscilatorius buvo aukščiau 80 indikatoriaus lygio. Oscilatorius duoda prekybos signalus ir jisai dažnai yra interpretuojamas, kada kaina kinta ties šio indikatoriaus parodymų ties 80 ir 20. Bet kuriais atvejais, bet ne visais, kaina krito ir toliau matome kainos mažėjimą. Prekiautojai gali naudotis šių indikatorių deriniu, kad galėtų surasti prekybos galimybės. Na, ne tik šitų dviejų gali pasirinkti, bet kokius jiems prekiautojams patogius ir suprantamus indikatorius, na, ir pabandyti juos derinti tarpusavėje. Reikia tik tai prisiminti, kad rinkoje neveikia viskas 100% ir tikrai bus laimėjimų ir bus nuostolingų pozicijų. Na, o rizikos valdymas yra esminis sėkmingos prekybos komponentas. Svarbu, kad rizika visuomet būtų žema, na ir visuomet būtų naudojami stop loss ir take profit nustatymai. Nuostolio stabdymas ir pelno fiksavimas. Taigi, kita analizės grupė yra fundamentinė analizė ir fundamentinė analizė apima makroekonominių duomenų ir naujienų tyrimus arba analizavimą. Tai apima tokius ekonominius duomenis kaip palūkanų normos Europos centrinio banko ir Kanados centrinio banko. Na, po sprendimų, po palūkanų normų pakeitimo, tai
ir apskritai centriniai bankai vykdo spaudos konferencijas, kuriuose apžvelgia esamą situaciją ir kalba apie galimas ateities perspektyvas. Tai spaudos konferencijos tikrai sulaukia daug susidomėjimo. Tuomet nedarbo lygis, prekybos balansas, infliacijos lygis, bendro vidaus produkto augimo tempai, mažmeninė priekyba, įmonių nuotaikos, na ir vartotojų pasitikėjimas. Iš tikrųjų, tai yra tokie pagrindiniai ekonominiai rodikliai, kurie galioja galbūt prekiaujant visose valiutų porose. Ir kada mes kalbam apie eurą ir Kanados dolerį, tai turbūt svarbu atsižvelgti ir analizuoti būtent šių dviejų šalių ekonominius duomenis. Taigi, jeigu pasižiūrėti į grafiką šiek tiek iš tokios fundamentinės perspektyvos, tai euro Kanados dolerio kursas beveik visus 2022 metus, galima pasižiūrėti mėlyname stačiakampyje, judėjo žemyn. Tai lėmė įvairūs makroekonominiai veiksniai. Pavyzdžiui, prasidėjęs Rusijos ir Ukrainos karas sukėlė energetinę krizę Europoje, kuri paveikė ekonomikos augimą ir turėjo įtakos investuotojams, išimant savo kapitalą iš regiono, taigi ir iš atitinkamos valiutos. Tuo pačiu metu naftos kainos kilo aukštyn. Kadangi Kanada gamina daugiau gamtinių dujų ir naftos nei sunaudoja, jie labai daug šių dviejų produktų eksportuoja į Junktinės Amerikos valstijas. Todėl aukštesnės naftos kainos taip pat gali lemti stipresnį Kanados dolerio kursą. Taip pat per šį laikotarpį 2022 metais Europos centrinis bankas išlaikė rekordiškai žemas palūkanų normas, o Kanados bankas 2022 m. kovo mėnesį pradėjo didinti savo palūkanų normas. Tai dar labiau padidino spaudimą euro Kanados dolerio valiutų porai, nes investuotojai konvertavo eurus į Kanados dolerius, kad galėtų pasinaudoti didesnę palūkanų normą. Tačiau tų pačių metų, 2022 m. rugsėjo pradžia, Europos centrinis bankas pirmą kartą per 11 metų padidino palūkanų normas, na ir tai sukėlė nedidelį euro Kanados dolerio kurso ralį. Ir naujausią informaciją apie ekonomikos naujienas galite sužinoti ir surasti ekonomikos naujienų kalendoriuje. Čia yra pateikiamas atviras ekonominių naujienų kalendorius, kuriame galima atfiltruoti tas šalis, kurios mus domina. Tai šiandien kalbame apie eurą ir Kanados dolerį, tai pasirinkame šias dvi šalis, pasirinkame pagal naujienų svarbumą, trim raudonais taškeliais žymimos ypač svarbios naujienos, kurios yra labai laukiamos, na ir gali sukelti didelius svyravimus rinkoje. Du geltoni taškeliai reiškia tokias mažiau svarbesnę įtaką valiutai, ir žalia yra tokia nedidelė, pavadinkim, reikšmę turintis. Tai nėra nesvarbus duomenys, bet tai yra nedidelę reikšmę turintys ekonominiai pranešimai. Na ir žinodami šitą šalį, žinodami, ką reiškia poveikio nurodymas, mes galime žinoti tiksliai, kurią dieną bus paskelbiami tam tikri duomenys, nes ekonominiai duomenys yra skelbiami tam tikrų periodiškumų. Na ir visada yra parodomas tikrasis skaičius, kada išeina duomenys, kokia buvo prognozė, na ir koks buvo ankstesnis parodymas iš tikrųjų. Ir jeigu prognozė sutampa su tikruoju, tai dažniausiai tie svyravimai nebūna labai dideli, tačiau jeigu tikrasis paskelbtas tikrieji paskelbti duomenys yra smarkiai išsiskiriantys iš prognozių, tuomet rinkose gali būti ypač dideli svyravimai. Jeigu lūkesčiai būna vienokie, bet rezultate gaunasi, kad duomenys išeina gerokai geresni arba gerokai prastesni, lyginant su prognoze. Taigi, perinant prie rinkos nuotaikų. Nuotaikos tam tikros rinkos atžvilgių gali būti naudingos, nustatant, ar labiau yra populiarūs pardavėjai, tai yra bulių rinkos prekiautojai, ar pirkėjai, bulių rinkos prekiautojai, ar meškų yra pardavėjai, parduodantys prekiautojai, investuotojai. Na ir su Admirals MetaTrader Supreme Edition papildiniu, nuorodą į jį galite surasti video aprašyme, galite nemokamai atsisiųsti šį įskiepį ir naudotis nuotaikų indikatoriumi. Tai paveikslėlė matomas toksai bendras pirkėjų ir pardavėjų nuotaikos skirtingų valiutų atžvilgių. Jeigu pasižiūrėsime eurą ir Kanados dolerį, apie kurią mes šiandien ir kalbame, valiutų porą, susijusios nuotaikos buvo gana subalansuotos. Tačiau šitam paveikslėlį galima atkreipti dėmesį į dvi poras, tai yra Australijos doleris ir Kanados doleris, ir euras ir Didžiosios Britanijos svaras, euras GBP. Nuotaikos šiuo pavyzdžiu buvo daug ekstremalesnės. Na ir šio tipo duomenys gali būti naudojami
prekiaujant su mine, sekant minę, arba gali būti naudojami kaip apsisukimo indikatorius, kuomet duomenys pasiekia kraštutinius lygius, kuomet jie yra ekstremaliai dideli arba ekstremaliai maži. Kitas įdomus aspektas, kaip galima analizuoti, tai būtų koreliacijos ir rinkos dažnai gali pasižymėti aukšto lygio koreliaciją viena su kita. To nežinodami, prekiautojai gali atidaryti pozicijas keliose skirtingose rinkose su keliais skirtingais instrumentais, kurie yra tarpusavėje labai susiję, na ir jie juda, tarkim, tą pačią kryptimį ir jeigu prekiautojai to nežino, tai gali padidinti ir savo portfelio riziką. Taigi rinkos, kuriuose prekiaujama, koreliacijos supratimas gali būti labai veiksminga rizikos valdymo priemonė ir Admirals MetaTrader Supreme Edition papildinyje galima surasti būtent šią koreliacijos matricą ir jo pasinaudoti. Kaip ir minėjau, nuorodą į Supreme Edition galite surasti šio video aprašymą. Ir kągi mes matome paveikslėlį, tai raudonas langelis reiškia, kad yra labai stipri koreliacija. Oranžinis langelis reiškia, kad yra vidutinė koreliacija, mėlynai nuspalvinta yra silpna koreliacija, na ir žalia spalva reiškia, kad nėra koreliacijos. Koreliacija gali būti teigiama, kuomet kainos pasirinktų instrumentų juda tą pačią kryptimi, tai yra arti 100. Jeigu mes kalbame apie neigiamą koreliaciją, tai kada yra -100, tarkim -90 ir -100, tai reiškia, kad tų instrumentų judėjimo kryptis išsiskiria. Jeigu vienas instrumentas kyla, reiškia kitas krenta, na ir priešingai. Ir jeigu pasižiūrėsime į šią koreliacijų matricą, matome labai didelę neigiamą koreliaciją tarp euro Kanados dolerio ir dolerio Japonijos jenos. -95 rodo, kad tarp šių dviejų valiutų porų yra labai didelė neigiama koreliacija. Tai reiškia, kad jeigu, tarkim, euros Kanados doleris kyla, tai doleris jena krenta, na ir atvirkščiai, jeigu euros Kanados doleris krenta, tada doleris jena krenta. Vėlgi koreliacijų matrica padeda išvengti tų, pavadinkim, užsirakinimų, tų blogų sprendimų, tačiau jinai ir gali pateikti įdomių prekybos galimybių. Kada mes žinome, kaip koreliuoja tarpusavėje instrumentai, mes galime atrasti ir įdomių prekybos galimybių. Taigi, euro Kanados dolerio perspektyva. Iš tikrųjų, čia mes turime mėnesinį grafiką nuo 2007 metų iki 2024 metų. Na ir iš techninės analizės pusės yra populiarus būdas naudoti palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Tai, kaip matome paveikslėlėje, euros ir Kanados doleris turėjo dvi tokias linijas ir tai susiformavo į kylantį trikampį nuo 2012 metų iki 2021 metų. Iš tikrųjų, toks kylantis trikampis, kada mes turėjome viršuje stiprų pasipriešinimo lygį, kur matome 3 viršūnės, na ir aukštesnės žemumos jos po truputį kilo aukštyn ir taip susiformavo grafinė figūra kylantis trikampis. Ir 2021 metų rugsėjo mėnesį kaina pramušė šio trikampio palaikymo liniją ir nukrito žemyn. Vėlgi kaina bandė sugrįžti link šio krentančio trikampio buvusio palaikymo lygio, kuris tikėtina dabar atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Taigi matome ta perspektyva, kad kaina toliau gali kisti tame pačiame diapazone, pribotame artimiausių palaikymo ir pasipriešinimo lygių. Na, jeigu kaina pramuš artimiausią pasipriešinimo lygį, tikėtina, kad judės link sekančio pasipriešinimo lygio. Jeigu kaina nukris žemiau palaikymo lygio, tikėtina, kad kaina judės link tolimesnio palaikymo lygio. Taigi, dažnai užduodami klausimai apie prekybą euro Kanados dolerių. Tai ar euros Kanados doleris yra tinkama prekybai valiutų pora? Tai euros Kanados doleris prekiautojams siūlo daug kainos svyravimų. Tai gali būti tiek gerai, tiek ir blogai. Prekiautojai, kurie sugeba tinkamai valdyti prekybos riziką, gali pasinaudoti šiais svyravimas. Tačiau didesni svyravimai taip pat gali sąlygoti ir daugiau nuostolių, jeigu rizika nebus tinkamai valdoma.
Kokie yra rizikos veiksniai susiję veiksniai prekiaujant būtent euro Kanados doleriu? Tai prekyba valiutų rinkoje visada yra susijusi su rizika. Valiutų kursai gali keistis labai greitai ir prekiautojai gali prarasti savo pinigus. Rizikos valdymas, stop loss įsakymai, take profit įsakymai ir prekybos strategijos laikymasis yra turbūt bene svarbiausi veiksniai, kurie padeda sumažinti riziką. Ir ar yra kokios nors strategijos ar patarimai pradedantiesiems prekiautojams? Tai pradedantiesiems prekiautojams svarbu išmokti pagrindinius prekybos principus, pasirinkti tinkamą prekybos strategiją ir pradėti prekybą pirmiausia demonstracinėje sąskaitoje, na ir jeigu kada bus pasiruošęs pradėti prekybą realioje sąskaitoje nuo nedidelių sumų. Taip, svarbu nuosekliai mokytis, na ir stebėti rinkos pokyčius. Taigi, kaip pradėti, kaip ir minėjau, demonstracinė sąskaita yra tinkamas įrankis nemokamai pasibandyti prekybą ir saugi galimybė prekiauti rinkoje, realiomis rinkos sąlygomis, kurios pagalba galime ne tik mokytis, bet ir išbandyti įvairias prekybos strategijas, įvairius naujus indikatorius ar tos pačius techninės analizės principus, galbūt ir fundamentinės analizės įžvalgas galima pasinaudoti su demonstracinė sąskaita, nes jinai yra nemokama, galima prekiauti bet kur, pateikiami nemokami rinkos duomenys ir naujienos realių laikų, jinai yra paprasta naudoti, na ir suteikiame pagalbą pradedantiesiems. Taip pat kokie būtų patarimai prekiautojams, tai prieš pradėdami prekiauti realioje rinkoje skirkite pakankamai laiko sužinoti ir išmokti apie šią rinką ir kaip joje prekiauti. Svarbu yra sudaryti išsamų prekybos planą, kad žinotumėte, kaip ir kada prekiauti ne tik eurų, Kanados dolerių, bet ir kitomis finansinėmis priemonėmis. Visuomet išbandykite savo prekybos strategiją demonstracinėje sąskaitoje, pasižiūrėkite, kaip jinai veikia. Pasižiūrėkite, kurioje vietoje galbūt galima būtų patobulinti, galbūt pridėti ar išimti kažkokius indikatorius, na ir panašius dalykus. Tuomet labai svarbu yra taikyti rizikos valdymą ir griežtą pinigų valdymą, tinkamai naudoti svertų, kad išsaugotumėte savo kapitalą. Na ir labai svarbu yra išlikti drausmingais, nepaistant bet kokių nuostolingų laikotarpių. Taigi dar vienas patarimas turbūt tiek pradedantiesiems prekiautojams, tiek turbūt jau ir patyrusiems prekiautojams galbūt būtų analitikos portalas, kuriame yra pateikiamos rinkos naujienos, techninės analizės įžvalgos, ekonomikos naujienų kalendorius, pasaulinės nuotaikos indikatoriai gaunami iš daugiau nei 1000 finansinių žiniasklaidos šaltinių. Na ir visas turinys yra pateikiamas iš pirmaujančių finansinių įmonių, tokių kaip Dow Jones, Trading Central ir Acuity. Na ir analitikos portalas yra prieinamas prekiautojo kabinete arba dashboard ir klientai turintys Admirals, klientai turintys su Admirals realią prekybinę sąskaitą, jie gali prieiti prie techninės analizės įžvalgų, kur gali mokytis toliau, na ir surasti kartais ir įdomių prekybos galimybių. Taigi, kur vyksta prekyba, tai prekybos ir investavimo įrankiai. Su Admirals mobiliaja programėle galite stebėti rinkas, galite prekiauti realioje sąskaitoje ar pasibandyti demo sąskaitą. Ir Admirals application galima parsisiųsti iš Apple Store, Google Play arba Huawei Apple Gallery. Tai yra visiškai nemokama ir labai patogu viską valdyti savo telefone. Taigi nepraleiskite svarbiausių naujienų, nepamirškite sekti Admiros Lithuania Facebook puslapio, na ir Admiros Lietuva YouTube kanale, nepamirškite sekti šio kanalo. Mes įkeliame visus mūsų seminarų interneto vaizdo įrašus, taip pat galite surasti labai daug vertingos informacijos būtent YouTube kanale. Taip pat būčiau dėkingas, jeigu pasidalintumėte savo atsiliepimais Google ir galbūt į chatą dar priminimui įmesiu, iš tikrųjų būsim tikrai labai dėkingi, jeigu paliksite savo atsiliepimą Google. Na ir norėdami gauti atitinkamą informaciją apie grafikų sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite www.admiralmarkets.com interneto puslapyje, pasirinkite savo gyvenamą šalį ir susisiekite su tinkamu biuru. Lietuvoje su mumis galite susisiekti telefonu, parašyti mums elektroniniu paštu lithuania@admiralmarkets.com. Nepamirškite prenumeruoti Admirals Lietuva YouTube kanalo ir sekti naujienų Admirals Lithuania Facebook kanale. Ačiū Jums ir gero vakaro.